yra, gerai, tada man nereikia aiškinti, kad tai yra pakankamai sunku, žinokit, mes turėjom visokių čia veikėjų, kurie dirba su mumis, bet žinokit, aš dabar pati bandau viską daryti su broliu, tai kad klausimų turim daugybę ir va, gal nedelsant prieinam prie tų klausimų, žinokit. Turim patys turėti supratimas, sakysim, negu jeigu ir kažkas mums padeda. Patys turim turėti gerą supratimą ir kažką daryti irgi patys. O sesuo dabar Renata tai viską daro, viską pati daro. Neturim pagalbininkų, nes normalius pagalbininkų negalim rasti. Tik to. Renata, prašom. Gerai, palaukit. Turėjau tą e-mailą atidarytą, bet žinokit, jau kažkaip. Domantas. Ok, tai gerai, tai aš tuoj viską surasiu ir jeigu galima, aš pasidalinsiu savo ekranu, share screen. Aš šito. Turėtumėt matyti mano. Matau. Ir žinokit, va čia aš esu ir dabar aš norėčiau pasikalbėti apie Pixelį. Taip, palaukit. Tai Events Manager, prieinam prie Events Manager, tai kur čia būtų data source. Žinokit, aplamai kas atsitiko. Mes neturėjom, visų pirma, aš norėčiau parodyti savo, ar turit va šitą, matot va šitą ekraną? Matau. Tai yra mūsų tie visi accountai. Žinokit, mes tų accountų turim daugybę. TMI Business, TMI Lithuania, čia yra TMI 1, čia yra mano brolio tas accountas, tai yra mūsų senas Instagramo accountas. Vienu žodžiu, kai mes skambinom prieš naujausius metus į Indiją, sužinojom, kad tų accountų gali būti daugybė. Svarbiausia, kad mums tą Pixelį įtraukti į mūsų pagrindinį accountą, šitą biznio accountą, kurio mes neturėjom. Tai su jų pagalba, žinau, kad įtraukiam Pixelį į tavo pagrindinį accountą, kuris užsibaigė čia 153. Bet prieš tai pasirodo, kad buvo Pixelis, bet jisai buvo mano brolius Facebooko Pixelis. Ir žinokit, čia jisai čia renka visokią informaciją, bet mūsų Pixelis, šitam pagrindiniam account'e, kuris užsibaigė 153, nesenai įstatytas ir jisai vadinasi Main Pixel TMI. Čia irgi jisai veikiantis, kiek aš matau, Diagnostics, History. Kai įtraukiam buvo gruodžio 27 diena. Ko aš nesuprantu, jeigu jūs mums galėtumėte padėti, tai čia Conversions APIs. Žinokit, aš niekaip nesuprantu, kadangi čia mums reikėtų išrinkti partnerį. Bet žinokit, mūsų veikla labai panašiai į jūsų veiklą. Mes irgi parduodam visokius kursus, managemento, marketingo kursus. Taip, praktiškai kitos srities, bet veikla būtų panašiai. Kokį mums partnerį čia reikėtų išrinkti? Ant ko veikia jūsų svetainė? Kokia platforma yra jūsų svetainės? Geras klausimas. Aš to nežinau. O dabar iš viso, o jūsų svetainė, kas jums svetainė, kažkas suprogramavo, iš kur jūsų svetainė yra? Taip, programavo,
mūsų, sakysim, mes ten turbūt daugiau kaip 10 metų su žmogum. Kažkada jisai sudarė pats viskas savo, bet paskui, kada tą naują, tai buvo pasiūlyta iš vieno iš dviejų standartinių, sakysim, kažkokį tai platformų. Okay. Tai žiūrėkit, iš karto sakau, Conversion API yra metodas, kuris padeda lengviau surinkti duomenis, ne lengviau, tiksliau, konkrečiau surinkti duomenis iš jūsų svetainės. Taip. Ir tą turi padaryti programuotojas. Čia jau ne marketingisto darbas. Tai nei aš nežinau, kaip tą padaryti, nesigilinu, nes kiekvienoje svetainėje tas yra skirtinga. Dėl to. Ir čia būtent svetainę tvarkantis žmogus, ar agentūra, ar jūsų, nežinau, kolega, tą dalyką turės padaryti. Tai tam, kad jūs turėtumėt Conversion API, tas yra labai svarbu, jūs turite tam žmogui rašyti sveiki, norim savo svetainėje turėti Conversion API ir jis tada jums užduos kelias klausimus ir viskas. Tai vienas dalykas, kad jūsų paprašys greičiausiai, čia vat, kur yra prie settings, kažkur tai yra token, turėsit sugeneruoti. Jo, kažkur tai va čia va. Set up a new getaway. Jo, man atrodo šitas. Tai jo, tai iš jūsų paprašys to skaičių kratinuko. Ir antras dalykas, jūsų paklaus, kokios konversijos jums yra reikalingos. Tai jums yra svarbiausia pardavimai. Taip pat yra add to carts. Add to cart ir nežinau, ten galima kažkokius, šiaip standartinis tas rinkinys iš tikrųjų, ten yra payment information, yra dar kažkas, tai bet pagrindiniai bent jau aš, kuriuos daugiausiai naudoju, tai yra jau purchase, tai galutinis pirkimas, kada jau pinigai jūsų sąskaitoje, ir tas toks vienas iš pagrindinių prieš tai esančių žingsnių add to cart. Tai va, tai šitas rašiuką, jisai jums tiesiog padarys, kad dabar jeigu grįžtumėte atgal į Pixelį overview, tai dabar matot, pas jūs events yra tik tai du, page view ir view content. Tai reiškia, kad jūsų dabartinis Pixelis neatpažįsta jūsų svetainėje įvykdytų pardavimų, kas yra labai blogai, nes jisai negali iš tų duomenų mokytis. Nes jums realiai net ir jokių ten mandrų auditorijų, jokių ten lookalike, kur nieko nereikės, jeigu algoritmas gaus duomenis, iš kurių jis galės mokytis. Dabar kol kas jų negauna, tai dėl to rezultatų nelabai yra. Aha, supratau. Bet žinokit, mes per mūsų svetainę neprekiaujam, kadangi mūsų kursai yra labai brangus ir tiesiog mes prekiaujam tiesioginiais pardavimais. Ta prasme, žmonės skambina ir mes tada per skambutį praktiškai pardavinėjam, ne per svetainę. Nebent mano brolis turi kitokią nuomonę. Ne, mes paprasčiausiai tai nedarom, bet kada buvo tas Eugenijus, tai turbūt pas mus buvo ten sukurta tam kažkokia tai forma ir taip toliau. Jo, yra pas jūs forma, taip, atsiprašau, kad pertraukiau, aš iš karto matau mygtuką pas jūs, registruotis į kursus, tai jums tada reikia sekti konversijas, kuomet žmonės paspaudžia tą mygtuką ir užpildo formą. Tai čia bus jūsų purchase, pardavimas. Nes jums reikia sekti paskutinę konversiją, kurią jūs galite įgyvendinti svetainėje. Tai viskas tvarkoje, kad jūs per svetainę transakcijos nepadarot, nors iš tikrųjų, man atrodo, ir 2000 eurų ir galime per kortelę atsiskaityti sėkmingai, bet jeigu žmonės taip neįpratę ir jiems baisu yra, tai viskas tvarkoje. Tai jums dar reikia, žodžiu, tą paskutinį veiksmą sekti. Tai kur yra anketa, žmonės užpildo anketą, tai aš tada sekčiau vienas dalykas, kur yra paspaudžiamas mygtukas registruotis į kursus. Tai čia viena konversija ir paskui antra konversija yra mygtukas pateikti, tuomet, kada jau yra užpildyta forma. Ir taip iš šitų veiksmų jūsų Facebookas mokysis, nes tai, kad jūs žmogų nusitempėt už pakarpos į svetainę, tai dar nieko nereiškia. Reikia, kad jisai susidomėtų. Tai jo susidomėjimo indikatorius, kad jisai susidomėjo, yra šitos formos užpildymas. Ir būtent iš tų duomenų, iš tų žmonių savybių Facebook algoritmas mokysis ir tuomet ateityje atrinkinės žmonės, kuriems reikia rodyti tam, kad jie nusipirktų. Tai visiems būtinai reikia sutvarkyti API tada. Taip, sutvarkot API, tą padaro jūsų svetainės programuotojas. Svetainės programuotojui pasakot, kad jūs norite sekti tokius dalykus kaip
formos užpildymas ir žingsnis prieš tai yra registracija į mokymus mygtuko paspaudimas. Ir nuo ten jau bus galima važiuoti. Bet Renata, aš kaip prisimenu, kaip mes buvom dalyvavom seminarį, tai bet mes kažką jam turim atsiųsti, ten tos visokius, sakysim, kodus. kodus. Man atrodo, tada mums reikėtų dar kartą arba jam skambinti, arba mes žinom, kur tos kodus paimti, Renata? Tai Žiūrėkit, aš iš karto pasakau, vienas dalykas, jums reikėjo Facebooko pikselio, tai pikselis pas jūs yra įdėtas, mes matom, kad jis gauna duomenis, tai pirmas žingsnis yra geras. Antras žingsnis, jums reikės to mygtuko token, ne? Tai ten, kur jau jūs settingsuose čia ir turite šitas setup new gateway. Tai šitą turėsit atsiųsti jam ir taip pat turėsit, tai žinokit, čia jums pasakys, kur iš to mygtuko spaudyti, nes kiekvienoje svetainėje skirtingai yra. Tai jūs dabar nesijaudinkite dėl šito, ne šio momento problema. Jums svarbu, kad jūs žinot, kurioje vietoje viską susirasti, jums programuotojas pasakys, ką jums reikia jam atsiųsti ir sako, jis jūsų prašys tokeno ir prašys jūsų konversijų. Tiesiog tas konversijas, kad jam išvardintume, nes jau ten sutvarkys, kaip jos bus užregistruojamos. Ir nežinau, galit dar jam pabrėžti, kad yra svarbu, kad šitas pateikti, tas paskutinis žingsnis, kada forma yra užpildyta, kad šitas veiksmas būtų užregistruojamas ne tada, kada yra mygtukas paspaudžiamas, o tuomet, kada yra forma priimama. Jaučiat skirtumą turbūt, ne? Aš galiu užpildyti formą, bet netinkamai spaudysiu mygtuką kelis kartus ir jisai nuolatos registruos tos kaip registracijas, nors iš tikrųjų, tai pažiūrė, nekorektiškai užpildyta forma, nepilni duomenys ir panašiai. Pas mus buvo forma, Renata, jeigu aš prisimenu, tai tokia... Ar norit jūs, kad su jumis susisiektų ir daugiau jūs žinosite? Ir tada žmogus pildo formą, nes visi, sakysim, lekia, nes mes paskui skambinom ir tai žmogus, sakysim, aš palikau duomenis, nes turi prisistatyti, ne, kas tu, iš kur ir taip toliau. Tai jūs man papasakokit. Tai dėl to tokia forma buvo, aš nežinau, ar tai teisinga, turbūt jos gali būti visokios skirtingos, bet tai buvo forma, sakysim, kaip baneriukas, kažkokie tai mūsų reklaminis baneriukas ir jeigu jūs domina, tai palikit savo ten telefoną, elektroninį paštą, iš kokio miesto, ten kažką tokio. Tai žinokit, tai tą formą aš jau matau, jūs kada nueinat į svetainę, į konkrečių mokymų, konkretaus kurso pačią apačią yra mygtukas registruotas. Ir tas mygtukas nuveda jūs į registracijos formą. Žmogus supildo savo duomenis ir tada tą formą pateikia ir turbūt, kad jinai ateina jums elektroniniu paštu. Nežinau, kaip veikia, turėčiau spėti. Jūs tai sakot apie svetainės formą? Svetainės? Svetainės formą. Aš pagal Facebook'e ten, kad kur buvo. Ten tų mygtukų stovi daug kartų. Daug. Finansinės veiklos valdymas ir čia yra nepraleiskit naujienų. Viršų. Į viršų yra po dešinės pusės, žiūrėk. Po dešinės pusės. Parašykite. Ne čia, Renata. Aukščiau, ten, kur dėsite Renata, ant galvos, žiūrėk. Va čia. Yra pačioje, yra, spausk, jeigu nereikia. Gerai, tvarkoj, tai čia, gerai, supratau, tai čia iš esmės. Tai paspauskite ant šito dabar. Žmogus užpildo šitą formą, jis palieka jums visus savo duomenis ir tada jūs jau jam galite skambinti ir ten jau susitvarkyti visus dalykus. Taip, tai čia svetainė, o aš ten pasakoju, nežinau, gal be reikalo, kad forma buvo Facebook'e pas mus. Facebook'e. Mes dar apie šitą formą, būtinai šitą formą pakalbėsim. Gerai, supratau. Taip, dabar gerai, einam prie... Gerai, kaip peržiūrėti kartų pikselį nesenai? Žinokit, kur yra mūsų, palaukit, Events Manager.
va, jeigu aš pereisiu prie mūsų Ads Manager, ir kažkur tai aš čia mačiau, žinokit, kad pikselis, va čia pereisiu prie to pagrindinio accounto, kažkur tai čia, vat aš mačiau, kad yra įdėtas tas pikselis, bet pikselis yra tas senas, žinokit, kuris buvo pridėtas prie... Spauskit edit dabar ant kurio nors edo, užveskit pelę ant reklamos, spauskit edit. Nu, vat kažkur tai čia mačiau. It has quantity. Ne, paspauskit dabar ant BP Winter. BP Winter. Aha, dabar užvedam pelę ant BP Winter video, tik užvedam pelę ir spaudžiam edit mygtuką atsiradusi. Ir važiuojam į pačią apačią. Dabar nežinau, ar matysis ar ne. Ai, plaukit, biškiai aukščiau. Va, matau pikselis. Va, ir tiesiog nežinau, va matot, tai yra pikselis, kuris yra pririštas prie mano broliaus accounto. Tai nėra tas naujas pikselis. Gal aš ir tiesiog neteisingai buvau padarius šitos video, čia sukūriau šitos videos neteisingai. Žinokit, gal kažkaip taip, nu, nežinau, tiesiog kažkodėl tai labai keistai, kodėl neveikia tas, to naujo pikselio gal ir nebuvo dar. Kai mes sukūrėm tą naują pikselį, tai buvo 27 gruodžio. Tai va, veikia dar tas senas pikselis. Kaip. Žiūrėkit, dar kartą nueikite dabar į tą pagrindinį pikselį, kuris jums yra svarbiausias. Tas, kuris dabar veikiantis, yra pats naujausias. Pažiūrėkime jo kodą, nes jis irgi savo skaičiuką turi. Gerai, palaukit sekundėlę. Events Manager. Tai būtų, man reikėtų pereiti į TMI. Nu, tai data sources. Nu va, jisai vadinasi main pixel TMI ir jisai užsibaigia 551. Aha, okei, tai čia dabar tas, kuris pas jūs yra svetainėje. Naujai tas 551. Jo, ir kada mes žiūrim Ads Manager ir mūsų reklamas, kurias aš dar netgi ir nebandžiau čia tvarkyti. Įeinam į šitas reklamas. Renata, dabar nežiūrėkim senų reklamų, o pabandykim naują sukurti greituoju būdu ir pasižiūrim, ar mums teisingą pikselį siūlo. Spauskit Create kairėj pusėje. Aha, gerai. O va čia, žinokit, aš vakar bandžiau Create. Mano trials ir netgi, jo. Aha, nu gerai. Įeinam čia dar kartelį ant... Edit. Kairėj pusėje Tailored Messages Campaign, leidžiamės į apačią. Gerai. Ir ten turėtų būti pikselius. Matot, ir netgi va čia yra rodomas tas senas pikselis. Ką man reikėtų daryti? Ar man reikėtų į Facebooką skambinti čia, ar kaip čia? Ne, žinokit, plaukit, čia to išnarplėsim. Nu, aš jūs labai daug prisikūrė, tai čia kažkas tibiškai užsisukė yra, bet toj pagalvosim. Taip, nueikim į Business Settings. Ar jūs Business Manager naudojatės ar ne? Ar čia bus naujiena jums? Business Settings. All Tools, išskleidžiam meniu ir rinksimės Business Settings. Gerai. Čia pažįstama erdvė, ar ne? Taip. Nu,
žinokit, mano brolis, čia yra mūsų programuotojai ir čia aš esu, visus kitus mes pašalinam. Ok, super. Gerai, dabar kairėje pusėje prie pages pasižiūrim, kas yra. Prie pages. Pages, aha. Gerai, puslapis yra prijungtas, viskas tvarkoja, dabar žiūrim add accounts. Add accounts. TMI 1. Ar čia yra teisingas add accountas? Ne, čia ne tas accountas, kurį jūs norit naudoti, ne? Čia ne tas accountas, ne. Ne tas accountas. Dabar taip, pabandom surasti, dabar kitam tabę, šitą neuždarykit, atsidarykit naują tabą ir naujam tabę suraskit accountą. Man reikės to accounto ID numeriuko. Tai vat, žinokit, čia yra, kuris čia buvo 502, o čia būtų, tai va čia, TMI 1. Čia yra kažkodėl tai, nežinau, naujai padarytas accountas. O mūsų pagrindinis accountas, tai yra šitas, kuris užsibaigia 153. Taip, tai dabar arba rankomis reikės suvesti visus šitos skaičiukus, arba susirasti jį ir nusikopijuoti nuėjus į patį ads managerį. Aha. Kaip čia padaryti? Add? Nueikit į ads managerį, bet naujame tabe. Naujam tabe, okei. Ar matot, ką darau? Taip, matau. Okay, cool. Okay, ads manager. Ir dabar nueikite tą, kuris yra teisingas. Pereinu. Nu ir čia, aš tiesiog nesuprantu. Čia irgi yra tas, kuris užsibaigia 626. Tai yra mano broliaus tas nuosavas accountas. Nežinau, tas pirmutinis, kuris... O gal čia, atsiprašau, gal čia ne nuosavas, nes matai, TMI, Flash, Jūri, Sokol, gal čia ašgi, kortelė, toj banko kortelė, taigi rašosi ir įmonės pavadinimas ir mano vardą pavardė. Tai gal čia taip kaip ir... Nesvarbu, kas čia yra parašyta. Ta prasme, jūs pavadinimą galite keisti. Čia niekieno nėra asmeninė nuosavybė. Čia tiesiog reklamos paskyra, kuri turit pavadinimą ir tą pavadinimą jūs čia galite užrašyti, bet ką surašyti. Tai reikėtų dabar tų skaičiukų, kurie, gerai, palaukit, atidarykite dar kartelį tą savo screenshotą, aš čia toj parašysiu į chatą tą skaičiuką. Atidarykit screenshotą su jūsų, ir dabar kuris yra tas teisingas, su kuriuo mes norim dirbti? Čia tas pirmas. Pirmasis. 202 7 4 3, 5, 4, 7, 0, 4, 7, 1, 5, 3. Prašiau į chatą. Nes TMI 1, tai čia Eugenijus sukūrė. Jo, kurio dabar nėra ir mes norėtume viską. Bet šiaip mums pasakė, kad negalima užtrinti. Aš taip norėčiau, kad kai kurius čia accountus užtrinti, aplamai, kad čia padaryti. Jo, žinokit, labai sunku uždaryti, žinokit, man irgi labai dažnai nesiseka, kai kurios sugebu uždaryti, kai kurių ne, ir dar nesuprantu, neišsiaiškinu, kur čia šuo pakastas, kodėl, ką leidžia, ką ne. Čia tokie labai gilūs dalykai pas jums. Tai žiūrėkit, dabar grįžkite atgal į business settings. Jūsų tabas jau yra atidarytas. Business settings. Aha, gerai, supratau, taip. Dabar spaudžiam add. Add account, va šitą. Taip. Ir dabar čia įdėkit tos skaičiukus, kuriuos aš jums parašiau į Zoom chatą. Aš irgi turiu fotografiją. Čia kažkaip reikėtų pavadinti, ta prasme, business TMI, ar tiesiog skaičius įdedu? Čia reikia iš tos skaičius įdėti, pažiūrėsim, ar jis įras pirmiausia. Tai pavadinimas jau jam yra parašytas, dabar mes tik norim jį pridėti. Taip.
2027 4 3 5 4 7 0 4 7 1 5 3. Tai tu galėjai iš čiatos sukopijuoti, Renata. No. There isn't, maybe, palaukit, gal skaičių praleidau. 2027. Tai 2027, 4 3 4 tai nukopijuok, Renata. 4 3 5 4 7 0 4 7 1 5 3. Gerai, ad account. Nukopijuok, ištrink. Nukopijuot. Okay. Ištrink šitą ir nukopijuok iš čiato. Domantagi pasakė. Atidaryk čiatą ir paimk iš ten. Apačiu čiatas. Gerai. Gerai. Tada. Nu, Palaukit. Paste. Nu va. Nu, Ir vis to tiek tas nepriima. pats. Tas pats. Sako, there isn't any ad accounts that match ID that you have entered. Check that you have entered the ad account ID correctly and try again. Nu, teisingai įvestas. 2027 4 3 5 4 7 0 4 7 1 5 3. Nu tai taip. Nu, aš dabar galvoju, tai tas o tai negali būti, kad jį ištrynėt visgi, ar jūs jį pasiekėt iš viso, nes aš nemačiau pas jūs niekur sąrašuose jo. Nu, vat, iš kažkur tai vat, aš žinokit, va šitą visą sąrašą paėmiau. Iš ko aš paėmiau, tai buvo Facebook'e, kažkur tai aš čia suradau, bet iš kur, kuriam skyriuje tai buvo, aš tiesiog nepaėmiau. Nu gerai, nueinam į Ads Managerį, jūsų dešinysis tabas. Jo. Taip, tai dabar prie campaigns, jeigu išskleidžiam, tai ten to TMI nėra lygtais, ne, yra tik tai TMI su Jurijum ir kažkoks kitas. Jo, ir yra mano Okay. Facebook'o. Ok, o dabar kairėje pusėje, kur yra jūsų veidukas, pabandom ten paspausti. Ir TMI spaudžiam. Na, žiūrim, kokios čia paskirimus. Taip, čia TMI 1, čia dar išskleidžiam. Nu, va, matot, čia yra šitas 5.0. Išskleiskit, prašau, dabar pažiūrėsim, kas ten dar pasislėpia yra. Nu, va, tai žiūrėkit, tai jūs neturite prieimo prie to TMI reklamos paskyros. Tai ar jinai kažkur tai egzistuoja, bet jūs nesate prie jo prijungta, ar jinai nebeegzistuoja. Šito vietoj dabar nematau kol kas šito atsakymą. Bet jūs prieimo prie jo neturit. Prie TMI 1. Prie TMI neturit prieimo. Prie TMI 1 prieimo turit. Prie TMI neturit prieimo. Žinokit, o va, jeigu aš iš čia tiesiog Ads Manager. Ai, tai čia mano brolius. Va. Tai va šitas 6.2. Nu ir kaip čia reikėtų tą planai sutvarkyti? Ar aplamai... Aš siūlyčiau jums negaišti laiko žaidžiant detektyvus ir ieškant to TMI paskyros, tiesiog išsirinkit kurią nors, prie kurios prieimą turit ir mes jį sutvarkykim. Tai va, nežinau, ar TMI 1, ar TMI su Jurijum, ar dar kažkurį, tai absoliučiai jokio skirtumo nėra, kurią jūs naudosit. Tiesiog va, susitariam kažkurią tai vieną ir tada ją padarysim, kad jinai tvarkingai gražiai veiktų. Nu tai gal tada mes... TMI 1, Renata, ne? TMI 1? Nu, o kodėl negalim TMI, jeigu viršutinis, Renata? Tai va, mes jau turim... TMI mes nerandam. TMI... Aišku, nu tai davai TMI 1. Nu. Palaukit. TMI 626. Tai kuris čia yra? Tai yra va šitas. Supratau. Tai prie TMI nerandam, gerai, nu tai 502. Bet, žinokit, gerai, mes sutvarkysim prie to, bet ar
kadangi mano pagrindinis tikslas, kad būtų tas pikselis ir jisai veiktų ir jisai tvarkytų mūsų informaciją ir visus pardavimus, kurius mes dabar, prie kurių mes artėjam, ar tai būtų tada, nu Tai viskas kaip? gerai, žiūrėkit, pabandom dabar, gerai, nueikite į business settings atgal. Business settings, okay. Business settings. Gerai. Taip, dabar dar kartelį kairėje pusėje add accounts. Accounts. Taip, žiūrėkit, tamai vienas pridėta, super, viskas gerai, reiškia, mes dabar turim gerą accountą pridėtą, čia dabar viskas tvarkoj ir yra, žiūrėkit, dabar dar ką padarom, assign people, spauskit. Assign people. Ir dabar susiraskit save Save, ir priskirkit, ne, ir dabar dar visus jungtukus įjunkit. Ir Jo, apatinį jo, jo, bam, assign. super, va, žiūrėkit, dabar ir jūs turėsite jau tokį savo oficialų prieimą prie šito. Da. Labai gerai. Ir dabar kairėje pusėje dar susiraskime data sources, jį išskleiskim. Ir ten yra... Pixelis. Ne pixelis, dabar persikėlė datasets. Gerai. Nu va, ir čia yra tas main pixel TMI, kurį aš Tai dabar sukūriau. irgi assign people padarykim, tas, kuris mums čia dabar patinkantis pixelis yra, su kuriuo skaičiuku, kur baigėsi. Tai va tas, palaukit. 502, TMI 1. Ne, pixelis tai yra 551. 551, super. Tai žiūrėk, tai šitas main pixel TMI, čia ir bus mūsų pagrindinis pixelis. Dabar jam irgi priskirkit save ir Jurijų. Čia ir Renatą pažymėkit. Čia super, viskas labai gerai. Assign. Assign. Jo, ir Mūsų dabar dar vienas programuotojų dalykas, nereikia. dabar, Mūsų nežinau, čia program- kolegas pridėsit, nepridėsit jūsų reikalus, bet jau dabar jau mokat, tai viskas gerai bus. Gerai. Ir dabar dar reikia pridėti pas assign assets. Assign assets, okay. Ir dabar pažymėkit TMI 1. Tai mes dabar sujungiame pixelį kartu su add accountu ir spaudžiam add. Super. Dabar, žinokit, turėtų būti viskas jau tvarkingai sujungta. Tai dabar grįžkite atgal į Ads Managerį. Ir Ads Managerį dešinysis jūsų tabas. Arba per čia, nesvarbu. Tai dabar va šitas TMI 1, sakykime, ne? Kadangi aš viską per TMI 1 darysiu. Taip, dabar nuo šiol viskas per TMI 1 bus. Dabar greituoju būdu sukurkim naują kampaniją ir pasižiūrėkim, ar pavyks mums tas, ar teisingas pixelis bus naudojamas. Spauskit traffic arba engagement, nesvarbu visiškai absoliučiai. Manual setup. Manual. Aš tiesiog parašysiu trial. Gerai, dabar kairėje pusėje tailored. Nekeiskit pavadinimo, nesvarbu, mums dabar jisai yra kairėje pusėje, kur yra tailored, žalia eilutė. Tailored, jo. Kairėje pusėje viršuje. Ir dabar leidžiamės į apačią. Leidžiamės į apačią. Ir žiūrim, pixelis yra su 5.1. Čia tas, kur mums reikia? Taip. Nice, labai gerai. Dabar viskas tvarkingai veiks. Jo, tai dabar, kai leisit kampanijas, tai jos rezultatus skaičiuos iš teisingojo pixelio. Gerai, supratau. O sakykit, tas senas pixelis su tuo naujųjų pixeliu nebendrauja. Jie negali apsikeisti informaciją kažkaip. Ne, informacija jie neapsikeis. Aš ką labai norėčiau iš viso, kad jūsų antrasis pixelis, tas senasis iš svetainės būtų pašalintas, nes jie kartais pykstasi, o aš matau, kad pas jūsų svetainė yra 2 pikseliai šiuo metu. Tai tą su 60, kuris baigėsi, jį reikėtų, kad programuotojas išimtų. Bet žinokit, jau Facebooką užklausim, man atrodo, kad pikselio negalima pašalinti ir... Iš svetainės galima. Čia eina kalba ne... Jo, Facebook'e yra labai sunku jį pašalinti, ištrinti, bet iš svetainės jūs jį galite pašalinti, nes dabar svetainė informaciją apie lankytojus siunčia 2 pikseliais.
ir gali būti, kad, pavyzdžiui, vieno išsiunčia, o kitų neišsiunčia. Tai tam, kad taip nevyktų, aš rekomenduoju pasilikti tik tai vieną pikselį. Tai tą, kuris yra su 5.1 jį paliekam, o kuris baigėsi 6.0 jį reikėtų pašalinti. Tai čia jūsų programuotojas tą padarys. Čia programuotojas prašymą šalimais dėl API laiško parašysit ir viskas. Išpažymėti, Renata. Gerai, supratau. Ok. Nu ką. Nu čia. Nu ir dabar norėjau paklausti dėl pačio svarbiausio dalyko, dėl tų lookalike audiences ir customer audiences. Sakykit, jeigu tas pikselis yra naujas, beveik 2 savaičių tik tai, nuo gimimo, kada man galima jau būtų, sakykime, kurti tos lookalike audience, kadangi aš nenorėčiau švaistyti pinigus ir tiesiog neturėti jokių rezultatų. Aha, tai dabar žiūrėkit, lookalike auditorijos yra kuriamos iš žmonių, kurie atliko veiksmus jūsų svetainėje. Tai ir tokių žmonių, bent jau pats Facebookas deklaruoja, kad turi būti 1000. Realiai tai aš bent jau man gaunasi ir sumažiau, bet vis tiek tai yra šimtai, nežinau, 5, 6, 7, 800, kažkas tai tokio tikrai turės būti žmonių. Tai tam, kad jūs susikurtumėt kokybišką lookalike auditoriją, jums reikės padaryti 700 pardavimų. Negreitai jūs tą padarysit. Tai žinokit, aš tai siūlau jums į lookalike auditorijas nesiorientuoti ir leisti reklamas tom vadinamom plačiom broad auditorijom, kur jūs tiesiog apsiribojat per lokaciją. Tikrai visam pasauliu neleisit, faktas. Ačiū, jūs Lietuvai turbūt leidžiat, ar jūsų daugiau išeiviai yra auditorija? Kol kas Lietuvai. Bet Lietuva. Tai va, taip siribojat Lietuvą ir galbūt pasirenkat biškį amžių, nes tikrai jaunimėlis pas jūs nesimokys. Bet, ta prasme, geriau daugiau pasiimti, negu kad susisiaurinti per stipriai. Ir ta auditorija, jinai bus pakankamai didelė ir Facebookas pats labai sėkmingai mokysis iš tos kampanijos. Jis iš pradžių rodys atsitikiniam žmonėms iš tos auditorijos bet jis po trupučiuką pradės mokytis, kokias savybės turintys žmonės visiškai nereaguoja jūsų reklamą, o kokie žmonės ją įsitraukia, tai reiškia, bent jau nueina į svetainę, pasiskaito, jisai matys, kokie žmonės ne tik tai pasiskaitė, bet ir bandė registruotis ir jisai pagal tai pradės mokytis. Jisai supranta, kad, prasme, koksai skirtumas yra tarp parodymo, paspaudimo, apsilankymo, užsiregistravimo, svarbu, kad tie duomenys pas jį ateitų. Ir viskas, ir jis iš to pradės mokytis. Tai realiai dabar šitas algoritmas labai gerai besimokantis yra, svarbiausia, ką reikia jam padaryti, tai jam duoti duomenų. Tai jūs kaip pikselį ir API susitvarkysit, tada jūs jau būsit atlikę didžiąją dalį, pirmąją dalį savo darbų, kad jisai gautų duomenys, iš kurių mokysis. O lookalike'us užmirškit. Ne jūs. Ne. Supratau. Kadangi jo tai yra didžiulis kiekis. 700. Ok. Taip, žinau, mano mokymai irgi netokį brangus kaip jūsų, bet ir mums sudėtinga tokius skaičius pasiekti, tai jums iš viso. Gerai, nustatyti gerus, ok. Kodėl ads settingą automatiškai pasirinkę seną pikselį? Sutvarkėm čia. Ačiū. Dabar, dėl adsų, kuris formatas yra geriausiai? Aš neišgirdau jūsų labai gerai. Kai mes su jumis mokomės, jūs pasakėt, darykit postus, ne video, bet postus. Paskui aš ten skaičiau apie Insta ir dabar visi kalba 15 sekundžių trumpi video. Kokia jūsų nuomonė? Kas šiuo laiku veikia geriau rinkoje? Aš labai... Atsimenat, aš, man atrodo, prie jūsų irgi pasakau apie funnelį. Pamenat funnelį? Nepamenu. Gerai, žiūrėkit, skirstom žmonės į tam tikras kategorijas pagal tai, ką jie žino apie mus, kaip apie organizaciją. Tai viršuje funnelio yra daugybė žmonių, kurie apie mus nieko nežino. Tada yra, sakykime, jeigu tai vizualizuojam, mažiau žmonių, kurie apie mus girdėjo kažką tai, kuriems mes esame trupučiuką įdomus, bet jie dar nepasitikė mumis. Tada yra dar mažiau žmonių, kurie
domisi mumis, renkasi produktą, pasitiki mumis ir tada yra tie, kurie nori pirkti ir tada pačioje fanelio apačioje yra tiek, tie, kurie iš tikrųjų ir babkes mums palieka. Ne, tai mes taip galime tą žiūrėti kaip į kliento kelionę, ne, žmogus nuo nieko nežinojimo pereina per visus žingsnius į tai, kad pervedė mums pinigus, arba galim, kaip mes marketingistai žiūrėti, yra daug žmonių, yra mažiau žmonių, mažiau. Tai dabar žiūrėkit, kai mes kreipiamės į labai plačią auditoriją, tą plačiai brotinę, kur tiesiog sakom, visi lietuviai, kurie vyresni negu 25 metų amžiaus, viskas, realiai daugiau nieko nebesfiltruoja. Tai čia yra mūsų fanelio viršus. Kai mes norime pasiekti fanelio vidurinę dalį, tai čia mes darysime retargetingą. Ne? Pasimsime žmonės, kurie lankėsi mūsų interneto svetainėje. Kai norėsime fanelio apačios, mes filtruosim žmonės, kurie nuėjo į registracijos formą, bet jos neužpildė iki galo. Ne, tai reiškia, jis spaudė registracijos mygtuką, ne, tikrai toksai aiškus intention pirkti yra. Bet dėl kokių nors priežasčių neužsipildė. Arba užsipildė, bet mes dar kol kas jam nepardavėm. Tai čia yra mūsų fanelio apačia, ne, ties mažas žmonių skaičiukas, bet jie yra super arti pardavimų. Tai dabar žiūrėkime. Fanelio viršuje mes nepardavinėjam. Fanelio viršuje mes sukuriame vertę. Mes atsisijojam iš tų visų daugybės žmonių tuos, kuriems mes galime būti aktualūs, kurie norim mokytis jūsų teikiamų dalykų. Reiškia, šitiems viršutiniams žmonėms mes turime duoti vertę, naudą arba kalbėti apie jų patiriamas problemas. Mes negalime sakyti mokykis buhalterijos ar mokykis, vadybos pagrindų dar kažkokį. Mes ten turime sakyti, čia yra 5 naujausios vadybos tendencijos. Čia yra 3 nauji apskaitos įstatymai, be kurių jūs šiais metais neišgyvens. Ne, ir mes tokiu būdu atfiltruosime žmonės, iš pelų grūdus atsirinksime, galime sakyti šitaip. Tie žmonės, kurie pasižiūrės tą video, arba galbūt paspaus ant prie jo pridėtos nuorodos, bet čia yra tie žmonės, kurie yra antrame fanelio žingsnyje ir mes jais galime jiems jau, bet šitiems mes jau galime daryti pardavimus. Tai dabar atsakant į jūsų klausimą. Viršuje esantiems žmonėms rodom video, viduryje esantiems žmonėms rodom statinę informaciją. Viduryje mes galime sakyti pirk raštvedybos mokymus ar vadybos mokymus. Viršuje mes sakom, čia yra 5 dalykai, be kurių tu gyventi negali. Tai ne formate yra esmė, bet esmė yra, kokią mes informaciją perduodam. Fanelio viršuje nebūtinai turi būti video. Fanelio viršuje laisvai gali būti tinklaraščių įrašas tekstinis. Ne, bet svarbu, kad jisai būtų vertę nešantis. Su formatais reikia eksperimentuoti. Čia kiekvienos auditorijos yra skirtingi labai pomėgiai. Bet ką tikrai aš noriu, kad suprastumėt, tie video, kuriuos jūs darote ant sienos, ką jūs esat padėję, ten yra, nesupykit, bet ten yra pigios animacijos. Jos daro jums blogą įvaizdį ir jums jų tokių daryti nereikėtų. Jeigu norite dirbti su video formatu, tai įsirašinėkit patys, tie, kurie Jurijau, jūs esat lektorius lygtais, ne? Ar ne? Ne visiškai, ne. Ok. Žodžiu, jūsų organizacija turėtų turėti veidą arba kelis veidus, kurie per kamerą įrašinėja, pasakoja dalykus, dalinasi tokiamis mažomis žinutėmis, patarimais ir tokiu būdu pritraukia tuos žmonės, kuriems tie patarimai yra aktualūs. Labai konkretų pavyzdį jūs galite pasižiūrėti mūsų Eduminto Instagram. Nueikite Instagramą, jeigu turit telefonę, susiveskite Edumint _mokymai ir ten pamatysite daugybę pavyzdžių. Aš lygiai tą patį darau. Aš ten dalinu patarimus, tokius labai trumpus iki 1 minutės. Bet aš tokiu būdu pritraukiu žmonės, kurie paskui yra mano mokymų pirkėjai. Ir paskui net pamatysit, kad aš kiekvienų mano visas video dažniausiai yra patarimas ir tik tai video pabaigoje aš sakau, jeigu jums patiko šitas patarimas, kviečiu registruotis į Edumint mokymus ir sužinoti daugiau. Žinokit, mes kaip tik turėjom žmogų, kuris mums filmavo visokius tokius panašius video, žinokit, rezultatų nebuvo jokio. Ar galim tų video pamatyti, kur jie yra? Šiaip ir Instagram'e yra, ir Facebook'e buvo, ir LinkedIn'e, visur. Nes čia jums tie, kas neturi to filmuoti, čia jūs patys prieš kamerą atsisėdat ir... vieną sekundėlę, aš tai pasižiūrėsiu, čia matau, yra... Prašau. Ten yra ir aš kažką sakau kaip apie institutą ir
ir specialus žmogus, ir kas, ir dėstytojas ten kitas yra iš projektų valdymo, ten Aleksas Buturlis, ten visokių. Nu, tai žiūrėkit, aš atsidariau jau jūsų ten vieną video peržiūrėjau, tai ką aš ten matau? Sėdi žmogus, sako, labą dieną, aš esu Giedrius toks ir toks, esu iš tokios ir tokios įmonės. Kam tas įdomu? Niekam. Niekam neįdomu, kad jis yra Marius, ir niekam neįdomu, iš kokios jis firmos yra. Žmonėms reikia, kad būtų jiems nauda. Tai kad kažkas tai atsisėda ir prisistatinėja, tai niekam neįdomu ir jie tiesiog nuskrolina. Jeigu tas žmogus papasakotų kažką tai vertingo ir pradėtų pasakojimą nuo vertės, atsirastų biškai daugiau šansų, kad tai bus žmonėms pritraukiantis dalykas. Bet žiūrėkit, video format, aš žinau, kad aš gal trupučiuką jau per daug šiek tiek jau jums siūlau. Video formatas yra labai sudėtingas. Pradėkit nuo tekstinio. Pradėkit rašyti tekstinius straipsnius, tinklaraščio įrašus. Ir tinklaraščio įrašuose tiesiog išvardinkit po keletą dalykų, kurie yra tikrai žmonėms vertingi. Ir fanelio viršui, tai yra toks plačiosiams auditorijoms, pradėkit rodyti būtent tokius tinklaraščio įrašus. Ir tuomet tiems, kurie tame tinklaraščio įraše apsilankė, jūs jau galite parodyti ir pardavimą. Galite ir iškart bandyti pardavinėti. Viskas tvarkoja. Ta prasme, nesakau, kad tas neveiks, bet jūs savo labai padėsit, jeigu jūs prisitrauksit į svetainės srautą tų žmonių, kuriems jūs dar nieko neparduodat, bet tiesiog jūs jiems naudą pasiūlėt. Nu, žinokit, straipsnius mes irgi rašom, kiekvieną ketvirtadienį pas mus yra tie straipsniai, žinokit, netgi LinkedIn'e, kaip aš peržiūriu, nu, nežinau, žmonės neskaito. Ar reklamuojate tos straipsnius? Ne, nereklamuojam. Tai kaip jie sužinos apie tų straipsnių egzistavimą, jeigu jūs jų neišnešat ir nepadedat žmonėms ant lėkštutės bent jų srautą? Nu, žinokit, LinkedIn'e tai mes aplamai įdedam tos straipsnius. Facebook'e yra taip pat ketvirtadienio skaitimai yra įdėti, bet, nu, ta prasme, į tą pagrindinę juostą. Bet žinokit, nu, nėra jokio atsiliepimo į tos straipsnius. O koks yra jūsų įrašų pasiekiamumas? Kiek žmonių pamato jūsų tos straipsnius? Nu, tai vat, ir nelabai yra didelis pasiekiamumas. Dėl to, kad žmonėms yra, žiūrėkit, jūs dabar užsidarėte tokiam šiek tiek rate negeram. Jūs turite Facebook'o puslapį, kuriame yra daugybė sekėjų, bet tiems sekėjams jūsų keliama informacija yra neįdomi, dėl to Facebook'o puslapis ir neberodo jūsų ten esančios informacijos. Nes algoritmas sako, palaukit, tai Tarptautinio menedžmento instituto informacija yra neaktuali žmonėms. Nes jūs ten keliat, sakau dar tai, nesupykit, pigią animaciją. Ir kai žmogus, jūsų tikslinės auditorijos žmogus pamato tokį vaizdelį, jisai sako, čia ne man. Aš noriu aukštos, kokybiškos, vertę kuriančios informacijos. Jisai pamato ten kažkokį kalėdų senelį, jisai sako, ne man, jisai į jį nesureaguoja. Taip nutinka 10 kartų, nes 10 įrašų įkėlė ir visi šitie įrašai jie nesulaukia įsitraukimo iš žmonių, jie praneša algoritmui ir algoritmas sako, tai aš daugiau ir neberodysiu šito puslapio turinio, nes jisai žmonėms yra neįdomus. Tada jūs galite įdėti netgi straipsnį, kuris bus labai įdomus, bet algoritmas sako, taigi čia neįdomus straipsnis, greičiausiai aš net nebandysiu jo rodyti. Tai jūs dabar trupučiuką esate susigadinę savo reputaciją prieš algoritmą, bet jūs dėl to nesisielankit. Žinokit, organinis pasiekiamumas ar taip jis visą laiką yra labai labai žemas. Prasme, tas nemokamas klaida iš Facebook'o puslapio, jinai visiems yra labai maža. Taip. Facebookas nori pinigų iš jūsų. Tai jūs dabar nesisielokite dėl to, kad jūs Facebook'o puslapyje negaunat pasiekiamumų. Pasirašot straipsnį ir jūs galite jo nors net ir nedėti ant Facebook'o puslapio. Padėkite, aišku, bet iš to naudos nebus. Jūs tiesiog tiesiai reklamuokit, rodykite dideliam žmonių kiekiu. Pasileiskite reklamą už 200 eurų vien tik tam vienam straipsniui. Ir pažiūrėkit, kas bus. Pažiūrėkit, kiek jūs srauto susigeneruosite savo svetainį. O kuriam laikui? Nesvarbu. O koks skirtumas? 200 eurų ar 200 eurų? Ne, 200 eurų savaitėj. Gerai. 2 savaitėj. Kiek? Žiūrėkit, 200 eurų yra lygų tam tikras žmonių kiekis. Ar jūs tą žmonių kiekį pasieksit per savaitę ar per mėnesį, o koks skirtumas? Jums žmonių kiekis yra svarbus. Tai, nedarykit per porą dienų, gal biškai per greitai išsileidimas, praleiskit savaitę. Bet ar savaitę, ar 2, ar 3, tie 200 eurų jums atneš tą patį rezultatą. Tai aš tai per savaitę išsileisčiau ir viskas, ir žiūrėčiau, kas tai gaunas.
Nu gerai, gerai. Galim pabandyti, žinokit, rimtesnius straipsnius leisti, kadangi mano nuomonė buvo tokia ir mūsų nuomonė aplamai buvo tokia, kad, žinokit, žmonės yra, nežinau, kaip čia pasakius, pasiilgo, nežinau, nepasiilgo, tiesiog pavargę esą. Visi žmonės tiesiog nenori. Ir tai yra, mes labai apie rimtus dalykus šnekam, žinokit, negalim pasiekti šitos auditorijos kalbant apie rimtus dalykus. Dėl to pradėjom kažkaip tai, žinokit, linksmiau kalbėti apie tos pačius, nežinau, managemento ir marketingo dalykus. Tai yra, kuo linksmiau, kadangi yra labai rimtus, labai tokie pakankamai dideli išsijungia. Viskas gerai? Aš tai dar čia vietoj. Okay. Mes čia. Jo, žiūrėkit, gerai, tai dabar jūs sakot, kad jūs norite kažkokį linksmesnio, tokio labiau pramoginio turinio. Taip, norėjom. Aha, ar suveikia, ar jūs išbandėt? Žinokit, vat kaip leidom labai mažai pinigus įdėjau į naujų metų tas reklamas leidom. Žinokit, buvo labai daug atsiliepimų. Aha. Bet tai galbūt... Turite vieni reakcijų, ne? Reakcijų, taip. Aha, o kiek pardavėt mokymai? Buvo, atėjo studentai, nežinau, Jurijui, kiek ten atėjo. Gal 5 žmonės, nes ten kaip užėjai pasinaudoja tą kalėdinę akciją ten ir taip toliau. Tai akcija buvo, tai akcija, žinokit, trupučiuką jau yra čia dabar sunkia svorė artilerija. Bet Domantai, atsiprašau, bet tai skelbime apie tai nieko nesakėm, nes vis tiek jie turėjo ateiti į puslapį ir ten jau buvo parašyta, sakysim, kad ten kažkokie tai procentai ir taip toliau, iki gruodžio 31 dieną ten super sąlygos ir taip toliau. O taip tai, taip iš karto. Kaip sakoma, teisėjai taip nerašė. Tai žiūrėkit, jeigu, žinot, aš ką pasakoju, tai aš pasakoju tai, ką aš esu išmokęs iš Eduminto, tai iš savo patirties ir tai, kas yra bendrai pasaulyje priimta. Kiekviena bendruomenė yra labai skirtinga ir jeigu pas jūs jau yra tos bendruomenė susiformavusi, kad jinai įsitraukia tokius įrašus, neturiu aš teisės tam prieštarauti. Tai jeigu jūsų duomenys rodo, kad tokie duomenys, kad tokio tipo komunikacija jums pardavimus padaro, tai aš tada viskas tvarkoja su tokiu turiniu ir tęskit. Nepakanka tų pardavimų, mažai. Ir jūs turite teisę pilnai pakritikuoti ir taip toliau. Mes čia ne dėl tos tėjom, kad jūs sakysit, kokius jūs gražos ir geros. Ne, tai ir nesakau, matot ir nesakau. Tai žiūrėkit, aš siūlau išsibandyti tokį dalyką. Pasimkite tuos straipsnius, aš matau, kad jūs jų esate parašę, jums reikėtų aiškesnius pavadinimus parašyti, kad jie trupučiuką labiau iškomunikuotų straipsnių esmę. Prasibėgau jau per jūsų tekstukus. Labai gera apimtis, nereikia jų ilgų. Ten yra tokie labai tiesiai kaktą. Tai šitas formatas man labai patinka, labai sveikinu. Antraštės yra blogos, nes jos žodžiai, kas svarbiau, atlikti darbą, reikia aktyviai ieškoti galimybių, yra per daug abstraktus. Nepasako nieko apie to turinio prasme, kas reiškia, kad žmonės nespaus ant straipsnių. Antraštė turi apibendrinti, summarize visą straipsnio tekstą, kad žmogus sakytų, aš dabar paskirsiu pusę minutės savo be galo brangaus laiko paspausti ant šito ir patyrinėti, kas ten yra. Tai antraštė turi suteikti tokią motivaciją. Bet, sakau, tai negi, pavyzdžiui, jūsų paskutinis straipsnis, kur kas yra svarbiau, tai aš tiesiog parašyčiau jūsų pirmąjį sakinį, kas svarbiau kuriant inovacinę organizaciją, botagas ar meduolis. Puikiai antraštė. Bet
Žmonės matys tik tai antraštę, ne, jie turės ant antraštės paspausti ir nueiti į straipsnį. Tai bet tokio konkretumo, galite visus straipsnius dar kartelį persivadinti ir tuos savo straipsnius, kuriuos jūs manote, kad jie kūrė daugiausiai vertės, pasileiskit į reklaminę kampaniją ir pažiūrėkit, ant kurio iš jų labiausiai spaudys ir net pamatysit, kad tas algoritmas pradės rodyti daugiau tą straipsnį, kuris yra labiau spaudomas. Tai reiškia, už tą pačią pinigų sumą daugiau rezultatų gausi. O sakykit, koks dažnumas aplamai turėtų būti, kadangi dabar stengiamės, aš nebent stengiuosi, kuo daugiau 3-4 kartus per savaitę, žinokit, tai yra, šiaip tas kontentas yra padalintas taip, kad yra toks labiau lengvesnis kontentas, motyvacinis kontentas, ir aplamai čia yra tokie postai, kurie be abejo kviečia į mokymus ir taip toliau. Ir mūsų prieš tai darė, kad mes darėm prieš tai su mūsų žmogumi, kuris su mumis dirbo, ir visi tie interviu ir pokalbiai. Kiek aplamai per savaitę reikėtų, sakykime, kiekvieną straipsnius, žinokit, tiesiog mokamą padarom vieną kartą per savaitę ir, sakykime, mes padarom tą vienam mėnesiu ir paskui darom gal po 2 postus. Patikslinkit, prašau, jūs klausite apie įrašus dedamus ant Facebooko puslapio? Taip. Okay. Tai aš grįšiu prie tos pačios minties, kad jūsų Facebooko puslapis nėra pardaviminis kanalas ir jums nereikėtų labai stipriai dėl jo sukti galvos ir investuoti savo laiko daug. Jums reikėtų investuoti savo laiką į reklamų užstatinėjimą, tyrinėjimą, koksai turinys ten žmonėms patinka, o ten jokio skirtumo, kas kiek laiko jūs jį atnaujinsit. Gerai, neteisingai pasakiau. Jūsų reklaminės kampanijos turėtų suktis nuolatos, tos pagrindinės pardaviminės. Tai ir fanelio viršus, ir fanelio vidurys, realiai visas fanelis, jis turėtų suktis nuolatos. Tai tiek, kad mes ypač fanelio viršuje turėtumėm keisti tuos straipsnius. Kas kiek laiko juos keisti, žinokit, sunku pasakyti, nes logika tokia paprasta. Mes rodom vieną straipsnį, mes išrodom jį daugybė žmonių, ir kažkuriuo momentu daugybė žmonių jį pamatė ir matom, kad jis mums net nešė naudos. Davai, darom kitą straipsnį. Nebūtinai mes vieną straipsnį vienu metu leisim, mes galim juos kokius 3, 4, 5 vienu metu drąsiai leisti. Jeigu pastoviai stebim rezultatus, tai realiai matosi netgi, kad paleidžiam kampaniją, jinai iš pradžių mums neša vidutiniškus rezultatus, nes mokosi, jinai pakyla, nes neapsimokė, važiuojam gerai ir tada kažkur momentu pradedam kristi. Pradedam kristi dėl to, kad mes jau pasiekėm visus žmonės ir mes kartojam vėl ir vėl tiem patiem pradedam rodyti. Tuo metu, kada prasideda kritimas, man reiškia, kad man reikia išimti tos pačius straipsnius, kurie atsibodo ir pridėti naujų. Tai nebūtinai straipsnius, tai gali būti net ir paprasti pardaviminiai maketai, bet pati logika tokia. Žmonėms atsibosta, tai reiškia, reikia užkeisti kažkuo tai ir vėl pas juos ateiti su nauja informacija. Tai aš taip žinokit, mano nuojauta tik tai būtų, kad, nežinau, jūs per mėnesį pasirašydami kokius 2, 3, 4 straipsnius, jūs jau ten labai puikiai važiuosit, tik tai reikėtų neužmiršti pasižiūrėti dar, kurios straipsnius iš reklamos pašalinti, o kurios naujus pridėti. Neapsikraukit su tais 3 postais per savaitę. Čia jūs švaistot savo laiką ir jūs vis tiek dedat į tą puslapį, iš kurio pasiekimumo jūs neturite. Ne ten koncentruokitės dėmesys. Supratau. Renat, mes supratom, kaip Domantas sako, nedėkit ten kažkur. Tai tu supratai, kur reikia? Ta prasme, per ads managerį reikėtų dirbti ir ta prasme, ką aš supratau, ką mes dedam pastoviai tuos postus, tuo aplamai nereikia daryti. Video, kuriuos aš darau, kartą per savaitę, kartą per mėnesį užteks. Tai reiškia, juostai tai nebus, sakysim. Juostoj tai nebus. Jo. Aišku, tai kaip Domantas sako, ten vieną kartą į mėnesį, vieną kartą ten į 2 savaitės, ten kažką Jūs, žinokit, labai drąsiai galit, žiūrėkit, jeigu jūs jau parašot naują straipsnį, sakykime, ten po 1 per savaitę parašot, sakykime.
nu tai jūs jį padėkit ant sienos, netrukdys ir niekams neskaudės. Ir jūs netgi paskui tą patį įrašą, kuris jau yra padėtas ant sienos, jūs galite pareklamuoti. Ir tokia rutina labai gražiai gausis, ne? Pasidėjau ant sienos ir užleidau jam reklamą. Nežinau, pareklamavau, ten išleidau 50 eurų jo reklamai, žiūriu, man jisai patinka, man jo rezultatai ar ne. Kai sakau, patinka, tai lyginu su prieš tai buvusiais kitais leistais straipsniais. Jeigu jis man atnešė daugiau paspaudimų negu prieš tai buvę straipsniai, tai aš lietu tam užmečiau dar daugiau pinigų. Jeigu matau, kad ne, nu tai ačiū viso gero, gal dar po 20 eurų išjungsiu. Gerai, supratau. Nu, čia būtų šiaip užduotis žymiai lengvesnė, kadangi nereikėtų tiek daug laiko tada. Žinokit, straipsniai, tai mes daugybę aplamai informacijos turim, daugybę šitų straipsnių turim, daugybę kursų turim, turinio, iš tikrųjų tai kokybinio turinio turim. Bet mums atrodė, kad žmonės tiesiog neskaito, Žinokit, yra labai, matot, neužtenka padaryti gerą turinį, jo turi būti labai gera forma. Žiūrėkit, jie tokie aspektai kaip antraštė. Antras dalykas, aš pas jūs nematau paveikslėlio. Dabar palauk, tuoj, vieną sekundę, dar vieną dalyką patikrinsiu. Nu, yra tie paveikslėliai, Aš galiu LinkedIn'e parodyti, ką mes darom. Nu, šiaip viską, ką mes darom Facebook'e, mes darom ir LinkedIn'e taip pat. Nėra paveikslėlio. Nu, aš dabar dalinuosi jūsų straipsnių nuorodą į Facebook'ą ir man jokio paveikslėlio jis neranda. Ta prasme, nelabai supratau. Na gerai, žiūrėk, plak, padarysiu. Chat. Nu kaip čia, tuoj. Nu va, jeigu aš galėčiau pasidalinti. Nu va šitaip mūsų straipsnė atrodo. Aha, o jeigu spausit ant paveikslėlio, kas nutiks? Nu va. O aš norėčiau, kad tai nuvestų jūsų interneto svetainę, tai jūs paskui galėsite retargetinti tuos žmonės. Renata, kaip mes tai galim padaryti, kad jisai būtų aktyvus? Žiūrėkit, aš jums tuoj pat parodau, kaip tai turėtų atrodyti. Dabar jūs pabaikit dalintis ir tada aš pasidalinsiu. Uždarykime. Okay. Taip, Chromas. Taip, tai dabar žiūrėkit, aš jums rodysiu savo svetainės. Ne, čia yra mūsų webas ir apačioje yra tinklaraščio įrašai. Mano tinklaraščio įrašai, žiūrėkit, 7 patarimai sėkmingiems Instagram Reelsams, 5 klaidos, kurias elektroninės parduotuvės daro ir taip toliau, ne? Aš nusikopijuoju nuorodą ir einu į Facebooką ir, sakykime, rašau naują Facebooko postą. Nu, čia reikia pavyzdys. Tai aš įkeliu nuorodą, jis iš karto tą paveikslėlį pagauna. Žiūrėkit, iš karto paveikslėlyje yra netgi 2 kartus pakartotas mano pavadinimas, kuris labai aiškiai vertę pasako. 7 patarimai Instagram Reels kūrimo pradžiai. Ne, žmogus, kuriam yra bent kiek įdomus Reelsai ir kuris yra pradinukas, jam šitą antraštę iš karto pasako, kad važiuojam, čia yra tai, kas yra man reikalinga. Plius yra vizualinis kažkoks tai objektas, ne, yra veidukas, kažkiek tai atpažįstamo jaunuolio, yra telefonas, kaip simbolis Reelso ir panašiai. Dabar žiūrėkit, dabar kas bus, jeigu aš dalinsiuosi jūsų straipsniu. Dabar jūsų čia. Ne, čia yra jūsų įrašas. Nusikopijuoju. Čia. Čia. Vėl. Kopijuoju. Sulūžo. Nu, žodžiu, kai aš kopijavau, tai man neatvaizdavo jokio paveikslėlio. Neatvaizdavo. Nu, aš manau, kad tą galima būtų sutvarkyti su mūsų programuotoju. Tikrai taip. .lt, kas svarbu. Ir jisai bando paveikslėlio ieškoti ir nieko neranda. Jo, tai viskas tvarkoja. Tai žinokit, tas paveiksliukas, šitas, viskas fainai yra. Tai tas
ten ta valtis, čia viskas labai gerai, gražus vaizdelis apie komandinį darbą. Turėtų būti ne ketvirtadienio skaitiniai sužinok 100 kažkiek, tai o turėtų būti vat, to straipsnio antraštė. Jo. Didelė ryški, bet nu, va, tas, kas svarbiau, kuriant organizaciją, tagas ar meduolis. Ir kada jūs tokį darysitės, tada žmogus beskronindamas savo naujienų srautą, pamatys jį ir sakys, nice, įdomu, nes čia yra dalykas, ties kuriuo aš kontempliavau ir nežinau, su savo komanda vakar diskutavau, davai pasiskaitysiu dabar, ką čia ekspertai nori apie tai pasakyti. O sakykit, o jeigu mes kelsim tos straipsnius per atsus, tengi yra ribotų žodžių kiekis. Ne, tai jūs keliat nuorodą į straipsnį. Nuorodą. Taip. Tai jūs galite įdėti, nežinau, ar ten kokį pirmąjį sakinį, arba iš viso sakyti, kviečiame paskaityti straipsnį apie darbuotojų motyvaciją. Kaip jūs manot, kas labiau svarbu yra meduolis, ar saldainis, ar ten botagas, o kaip jūs organizacijoje darote. Tokį labai trumpą intro. Jeigu norite sužinoti mūsų įžvalgas apie tai, spauskite čia norite. Nu tai gerai, žinokit, be abejo, mes visi dirbam dėl pardavimų ir kadangi kol kas atsakymų nėra tiek, kiek mes norėtumėm, reikia keisti visą strategiją. Šiaip, žinot kas, jūsų mokymai yra labai brangus ir yra tikrai didelis, yra sunku iš to, aš nieko nežinau apie organizacijas, taiga pereiti, aš atiduodu 2 štukės. Tai šiaip tai internete yra labai daug tų kursų pradavinėjimų, bet jie visi tą visą kelią nuo nežinau iki 2 štukės, jie yra suskaidę tokius mažesnius žingsnius. Pavyzdžiui, iš pradžių nusipirki kokį, pavyzdžiui, labai madinga tokia eiga. Pirmas žingsnis, ką padarai, tai atsisiunti kokį nors elektroninę knygą. Nedidelę, 10 puslapių, ten kažkokių tai basic. Tada tą knygą, kai susiskaitai, tada prisijungi prie Facebooko grupės, prie bendruomenės, kurioje ten vyksta pokalbiai, diskusijos šitomis temomis. Tada tau parduoda kokį nors labai pigų kursą. 100 eurų, 5 eurų. Webinaras kažkoks. Susitinkam, porą valandėlių pasikalbam, bet tu turi galimybę susipažinti su lektoriumi, tu pamatai, kaip jisai kalba, kokios yra jo įžvalgos, kokios jo požiūriai, ar tau patinka jo balso tonas ir panašiai, nes kartais būna, tu pamatai žmogų, nevirškini, net nieko negali padaryti dėl to. Ir tik tai po to, kai tu pamatai, šitas vyras ir moteris yra man patinkantis, aš sutikiu jo kompetencijomis, man patiko, kaip jisai kalbėjo, aš gavau vertės per 2 valandas, tai davai, aš dabar susimokėsiu 2 štukės ir su juo mokysiuos čia keliasdešimt valandų. Tai čia toksai vienas iš tų strategijų, iš tų žingsnius po žingsnio. Galima, pavyzdžiui, organizuoti nemokamus kursus, nemokamai prisijunkite į mūsų webinarą, mes valandą papasakosime apie tą ir tą. Vėl pamatau lektorių ir tada lektorius sako, mielieji, jeigu šiandien užsiregistruosite į mūsų brangesnius kursus, tai dar šiandien jūs gausite 20% nuolaidą. Bet skubinam, kad jūs niekur netemptumėt, nemastytumėm, o dabar iš karto. Žodžiu, aš žinokit, jums siūlyčiau pagalvoti apie tų daugiau žingsnių padarymą, nes tas 2 štukės iš karto iš žmogaus iš gatvės pasiimti tikrai labai sudėtinga. Pakankamai didelis laikotarpis, kol jisai sumanys, apgalvos ir taip toliau nuspręs. Čia tikrai taip. Gerai, Domantai, žinokit, labai geri patarimai ir ačiū už kritiką, kadangi, iš tikrųjų, tai reiškia, kad mes jums rūpi. Žinokit, kad nieks kitas mums tokių dalykų nepasakė, tai yra labai svarbi kritika. Trumpai grįžtant biškį atgal, tai, sakysim, Facebook'e tas valtis, kur žmonės ten varo į priekį, geras pavadinimas tikras ir ten tik tai nuorada, bet nuorada gaunasi į mūsų puslapį, ne? Taip, į straipsnį, taip. Jo, ir dar palaukit, žiūrėkit, jūsų straipsnio apačioje dar turėtų būti informacija apie tai, kad, mielieji, mes mokymus vedam, jeigu užsirašykite į kursus. Jeigu jums čia buvo svarbi šita maža mintelė, kurią jūs ką tik norite daugiau, tai dalyvaukit pas mus, čia mes daugiau dalykų darom.
Nu, sakau, aš tai jūsų vietoj dar sakau, tą tikrai tarpinį variantą pasidaryčiau ir ten, nežinau, kas mėnesį, ten pirmą mėnesio penktadienį daryčiau valandos nemokamą seminarą, webinarą, kur ten visi susijungia, kas nori ir ten kažkuris iš jūsų lektorių praveda tokią demo paskaitėlę. Ir tada tinklaraščio apačioje, straipsnio apačioje turėtų būti informacija registruokis mūsų nemokamam webinarui. Ne? Tai žingsnis, mažas žingsnis, ne iš karto už dvištukės pardavinėjau iš straipsnio, kuris yra 3 pastraipų, irgi keista būtų, ne, kad žmogus 3 pastraipas perskaito ir iš karto dvištukės palieka. Bet po žingsnio, ne, nemokamas webinaras, paskui galbūt 100 eurų vertės kažkokią tai paskaitėlę, o paskui galim ir daugiau pardavinėti. Gerai, supratom. Sakykit, tokių pat principų ir Instagrame. Ta prasme, jeigu mes padarom per adsetą, taigi visom Instagrame, ten Facebook'e, supratau. Gerai, žinokit, mes reklamuojam, mes TikTok'e ir Twitter'e ir kur mes dar ten YouTube'e, nu, visuose tinkluose. TikTok'e keliat turinį? TikTok'e turim. Pasižiūrėsim. Kokia jūsų nuomonė apie TikToką, žinokit? Mano tai labai gera, aš labai mėgstu TikToką, aš pats labai daug laiko ten praleidžiu ir aš esu jį išdresavęs, kad jis man rodytų labai kokybišką ir edukacinį turinį. Tai ten šokančių paauglių ir katinukų pas mane beveik nebėra, nu katinukų kartais būna. Bet tikrai yra labai potencialus tinklas, į kurį jungiasi vis daugiau ir daugiau vyresnių žmonių. Tai ar jūsų auditorija, kuri jau ten vištukės mokėtųsi, ar jau ten yra, aš manau, jinai pakeliui, bet koks yra labai didelis potencialas, tai kad jeigu jūs ten pradėsit daryti dabar, tai jūs gal tiesiai iš karto pardavimų nepasidarysit, jūs išsiaiškinsit, kaip veikia tinklas. Jūs pradėsite pabiškę savo auditoriją dėliotis. Ir tada, kada ateis jau ir ta vyresnė auditorija, kuri yra pajėgi nusipirkti jūsų kursus, tada jūs iš ten galėsit pradėti darytis gerus rezultatus. Bet dabar dar šitas toksai atvažiuojantis traukinys yra, ne? Dar niekas nedrįsta ten eiti, nes jis sako vaikai, paaugliai. Bet labai greitai, ta auditorija, Amerikoje tai yra labai brandi auditorija. Ten yra daugiau žmonių virš 30 metų amžiaus, negu kad iki 30 metų amžiaus. Ir tas jau labai seniai yra nutikęs šitas perversmas. Lietuvoje dar biškį, taip, mes vėluojam, bet tas tikrai pakeliui yra. Žinau, kad vienintelis dalykas, kuris buvo blogai, man pačiai sekėsi su TikToku, tai buvo tas, kad aš čia iš Londono dariau. Ir žinokit, jisai man parinkdavo auditoriją pagal būtent šitą geografinę paskirtį. Ir žinokit, aš ten pridėliojau. Domantai, ar čia tikrai taip yra, kaip Renata sako, ar kažką buvo parinkta auditorija aplink, sakysim? Jūri, aš ten skambinau jiems netgi. Ir dėl to yra būtina, kad tu pats darytum TikTok'e. Ir bandyčiau, kadangi ten pagal mobilaus telefono geografinę vietą jisai parinka auditoriją. Žinokit, aš ten privariau negu 2000 sekėjų, bet žinokit, jie buvo visi apie Londoną ir apie Londoną. Jo, šitas dalykas yra, galima išeiti tarptautinius vandenis, jeigu žiūri gerai pavarai. tą padaryti yra sunku, viskas tvarkoja, neturėkim tam lūkesčių. Reikia ieškoti būdų, kaip apgauti TikToką, kad mano telefonas yra kitoje lokacijoje. Tai vienas iš būdų yra VPN, yra tokia technologija, kuri įvairiausioms motivacijoms, įvairioms priežastims apgauna, kad mano telefonas arba mano kompiuteris yra kitoje lokacijoje, negu kad aš esu iš tikrųjų. Ir, pavyzdžiui, Netflix'e, kad filmų daugiau galėčiau matyti, ne, nes amerikiečiai daugiau mato negu lietuviai. Nu, čia kaip pavyzdys. Ir taip toliau. Kaip tas veikia? Čia reikia technologinio išprusimo biškį. Net aš nesu įsigilinęs, nes tas man to niekada nereikėjo. Bet čia yra dalykas, apie kurį jums reikia YouTube'o daug pasižiūrėti ir veskite YouTube'ą tiesiai
kaip apgauti TikToką, kad aš esu kitoj šalyje, negu kad esu iš tikrųjų, ir jūs rasite va tiek instrukcijų, kaip tą reikia padaryti. O tai kaip jūsų dabar TikToko vadinasi puslapis, nes aš tai nerandu. Šiaip turėtų TMI Vilnius. Ai, TMI Vilnius. Ja. TMI Vilnius. O, super, radau. Okay. Ir žinokit, ten algoritmas kažkodėl tai visada padaro taip, kad mūsų ten postai kartu ten su nagom merginom, nežinau, kažkodėl tai. Aš ten bandau kažką tokio rimtaus sakyti ir ten, žinokit, ten yra naga poinė stovi šalia manęs. Kur nuoga ponė šalia jūsų stovi? Nu, mes žiūrėjom kartu su broliu, kažkada tai buvo ten vasarą, žiūrėjom kartu. Ir, žinokit, ir nieko negalėjom padaryti. Nežinau, nu kaip gali žmonės tada klausyti, ką aš ten jiems sakiau, jeigu čia yra, nežinau, mergina stovinti šalia. Nu, tai šalia negalėjo stovėti jūsų niekas, galėjo šalimais būti kitas įrašas padėtas, ne? Aš skrolinu per daug įrašų, parodau, matau Renatą, o paskui pamatau kažkokią ten didžią krūtę, ne? Čia jūs tą turite omeny? Jo. Aha, tai žiūrėkit, TikToko srautas, TikToko turinys kiekvienam žmogui yra atrenkamas labai individualiai. Ir TikTokas eksperimentuoja, rodo atsitiktinio daug visokio turinio, aš irgi pamatau visokių nesąmonių. Ir jeigu aš tą nesąmonę peržiūrėsiu iki galo, tai jis sakys, Domantui patiko, davai rodysiu daugiau. Tai aš esu išsidresavęs algoritmą, nes aš nežiūriu tokių dalykų, net jeigu man parodo, aš iš karto jį išjungiu, bet jeigu man parodo edukacinį video apie tai, kaip reikia montuoti video, apie tai, kaip reikia daryti skaitmeninį marketingą, apie tai, kaip reikia, nežinau, dresuoti šunis ir panašiai, tai aš juos specialiai sužiūriu ir man tada algoritmas rodo jau vis daugiau. Tai, ta prasme, kiekvienas žmogus šalia jūsų klipo matys visai kitokį turinį, visai kitokius dalykus. Tai šito nesijaudinkit. O sakykit, toks pats klausimas, visada, kai aš paleidžiu reklamą arba ten postus paleidžiu per Instagramą, žinokit, irgi klausia manęs, ar nustatyti tą lokacijos vietą, geografinį vietą. Aš kiekvieną kartą pasakau ne, kadangi aš nenoriu, kad mano lokacija būtų Instagrame, kadangi mes be abejo orientuojamės į Lietuvos auditoriją. Tai vat Instagrame jūs galite laisvai rinktis lokaciją. Tai jūs tada galite pasirinkti Vilnių, nežinau, Vilnių turbūt rinktumėtės. Tai ten pasirinkit, jis tokios daugiau biški gaus orientacijos, kuriem reikia tą turinį rodyti. O tik tokio negalim rinktis lokacijos, dėl to jis rodo pagal ten, kur jūs esate iš tikrųjų. Supratau. Gerai. Nu kaip, dėl rodiklių, gal galėčiau dar paklausyti dėl rodiklių, našumų rodiklių. Žinokit, visur ieškojau, niekaip neradau CPA. Cost per action, žinokit, nėra, čia toks labiau kaip susitarimas, bet mes visą laiką turim susitarti, kas yra tas action. Ne? Kas yra tas veiksmas, kurį mes dabar skaičiuojame. Tai jeigu mūsų yra, pavyzdžiui, pardavimas, ne, tai bus purchase. Tai gali būti formos užpildymas. Ne? Tai yra kažkokio įvykio vidutinė kaina. Tai tokio stulpelio CPA su tokiu pavadinimu ir nebus, nes tai yra toks universalus terminas. Bet jums, gerai, jeigu mes darom, pavyzdžiui, mūsų kampanijos tikslas yra srautas į svetainę, tai traffic, tai reiškia yra mūsų angliškai, kaip vadinsis pats mano įvykis, kurį žmogus padarys, bus pavadinimas link click, nuorodos paspaudimas. Tai ar atsimenat, kaip vadinasi nuorodos paspaudimo rodiklis? Nuorodos paspaudimo kainos? Taip, be abejo, tai yra CPR-as? Ne. Tai pasakykit angliškai. Angliškai pasakykit. Cost per click. Taip, CPC. CPC. Taip. Nu, tai va. Tai jeigu jūsų kampanijos tikslas yra srautas į svetainę, tai jūsų
cost per action ir bus CPC, ne? Cost per click. Jeigu kai jums jau pavyks, jums bus labai sudėtinga, bet turbūt reikėtų bandyti, jeigu jūsų kampanijos tikslas čia teisinga būtų. Kampanijos tikslas jūsų turėtų būti formos užpildymas. Ne, tai mes tada ir ten sakysim cost per conversion ar dar kažkaip, tai, ten tas stulpelis jisai kitaip vadinsis. Realiai, žinot, kaip vadinsis pas jūs bus cost per result, o tai bus vadinsis stulpelis. Bet jums ir bus svarbu sukonstruoti kampaniją taip, kad jinai būtų orientuota į formos užpildymą. Tai žiūrėkit, kai jūs pasidarysite Conversion API, kai nuėjus į Pixelio tą veiksmų sąrašą, eventų sąrašą, jūs matysite formos užpildymo skaitliuką besisukantį, tada mes pasiskambinsim dar kartą. Ir aš jums žingsnis po žingsnio parodysiu, kaip užsistatyti kampaniją, kad jinai optimizuotųsi būtent į šitų užpildymą anketų. Bet jūs leistės dvi skirtingas kampanijas. Viena kampanija bus į pardavimus, tai yra, reiškia, į formos užpildymą, o kita kampanija bus į tinklaraščių įrašų srautą. Tai va, tai bus du tokie dalykai. Mes galėsim jos kartu pasidaryti, aš jums padėsiu, kad neklaidžiotų. Jo, gerai, kadangi tai buvo vienas iš mano klausimų, taip pat, kadangi jeigu mes norėtumėm, kaip čia aš surašiau, Žiūrėk į sąrašą. Į sąrašą. Palauk, čia kažką tai. Kaip čia pašalinti? Viskas. Jo, ten priklausomai nuo to, kaip mes sudarom tas kampanijas. Taip, tai matyt, man dar vieną kartą reikėtų su jumis susitikti, kadangi ten vat kaip, jeigu, vat, tai palaukit. Žinokit, šitą dalį pasidarysim kartu, aš manau, kada jau bus pas jūs tie duomenys ateinantis. Tai dabar aš jau klauskit, bet man atrodo bus paprašiau, kad jau gyvai galėsim pasidaryti, kai jau veiks dalykai pas jūs. Jo, tai sakykime, ir kodėl čia? Ką norit padaryti, sakykit, padėsiu. Ta prasme, aš norėjau prie pat pirmo žingsnio, ten priklausomai nuo tos užduoties, tos pagrindinės užduoties, kurią aš parinkau. Kampanijos tikslas. Tikslas, jo. Va, šitą edit, jo. Va, čia. Dabar žemyn leiskitės biškį ir čia pamatysim kažkur tai campaign objective vadinsis. Čia jau antram žingsnėm aš esu. Jūs čia biškį kitokią kampaniją leidot. Čia tokia, matote, tik 2 žingsniai čia, čia toks naujas kampanijų formatas. Sukurkit naują tiesiog kampaniją, pasižiūrėsim joje iš karto. Gerai. Great. Va čia, va čia, leads ir va čia būtų, aš mačiau, kai instant forms, čia būtų per šitą žingsnį, ne? Jo, čia dar vienas kampanijos būdas, kuris įmanomas jums yra, bet dabar žiūrėkit, instant form, čia neveikia taip, kad paskui iš karto čia šitos dešiniai pusėje rinksitės, čia tik tai vieną padeda, to paskui ten tikslinsit kitose žingsniuose. Bet žiūrėkit, leads kampanija yra tuomet, kada žmogus paspaudžia ant jūsų baneriuko ir jam iš karto iššoka lentelė, kur kontaktinius duomenys jam reikia savo susivesti, ne? Ir tada jūs jam ten skambinat, rašot ar dar kažką. Tai čia irgi yra fainas kampanijos būdas, kuris jums gali būti naudingas, bet žiūrėkit, jeigu jūs sakysit, užpildyk formą ir, nežinau, ir mes tau pasiūlysim tau geriausią mokymų kursą. Tomatai, vieną sekundėlę. Jūriui, tai apie jūs, tu kalbėjai apie šitą. Mūsų visos kampanijos Facebook'e, kuris mums padarė Jevgenijus, buvo padaryta per tą leads ir va šitas instant forms. Ten, kur žmonės pildė ir palikdavo savo duomenis. Atsiprašau. Koks ten tikslas buvo?
Ką jūs siūlėt? Kodėl žmonės turi palikti savo duomenys? Ta prasme, registruokitės į nemokamą konsultaciją. Ta prasme, Ai, okei, gerai, norėdamas visai žinoti variantas. daugiau apie kursų, bla, bla, bla. Skelbimas, ten, pavyzdžiui, projektų valdymas ir jeigu norit kažką daugiau, konsultacijos, palikit. Nu, čia fainas formatas yra, nu, va čia tas, kur sakiau, kad ne iš karto iš žmogaus pasiimam pinigus, o dar prieš tai su juo pasikalbam, pabendraujam, parodom, kas mes tokie esame. Nu, ir kaip šitas formatas jums veikia? Ar registravus kažkiek žmonės? Žinok, jo, registravosi, negaliu pasakyti, negaliu palyginti su kuo, daug ar nedaug. Buvo jų, bet labai toks jausmas, kad žmonės tai darė neapgalvotai, vienas dalykas, ir pakankamai nemažai jaunų žmonių tokių, kurie negali sau leisti tų, kaip sakoma, 2 štukos išleisti, ir tokių, kurie, kažkaip tai, chaotiškai visiškai, buvo iš kažko bedarbiai, sakysim, ir tai čia mokymai, reikia už tą mokėti, ačiū. Vienu žodžiu, aš susidūriau pirmą kartą, kažkaip tai žmonės visiškai paliko savo duomenis ir dar buvo tokių žmonių, kurie sako, ar ten negaliu kalbėti, ar dar kažką, ar tai iškart neįdomu. Tai kam tu palikai? Nes jisai nežino, kodėl jisai palieka, nes nebuvo pakankamai informacijos. Va tada ir reikia, aš dėl to ir siūliau jums labiau galvoti apie tokį nemokamą seminarą, kur aš galiu, man negaila, mano laiko nesusivalgys, jeigu pas mane teistas bedarbis, kuris čia tikrai nedalyvaus tuose mokymuose, ne? Nes pas mane ar taip klausys manęs 100 ar 101, jokio skirtumų. Tai, bet čia gal tokia mintis būtų, tai čia, pavyzdžiui, gali jie užpildyti šitą formą ir tokiu būdu užsiregistruoti į nemokamą seminarą. Jis ar taip vyksta. Gerai, tai sakykime, jeigu mes antrą kartą susitinkam, tai ką man reikėtų paruošti, kad jūs mums padėtumėt įtraukti tų 2 skirtingų rūšių reklamas? Tai pirmas dalykas, kad jūsų events menedžeryje pačioje matytųsi jūsų formos užpildymai, kad prie jos skaičiukas kažkoks tai būtų. Tada jums reikia susitvarkyti straipsnius, kad tuose straipsniuose būtų tokie patrauklus antraštės ir tie paveiksliukai. Ir kas? Jūs turbūt kažkokių reklaminių, tokių visiškai baneriukų turėsit, kuriuose, ten tiesiog registruokitės, čia mokymai tokie, mokymai kitokie, tokių tikrai turėsit. Tikrai, jo. Reikia Domantų pavyzdžius, kurias mes, sakysim, dabar paskutinį laikų padarysim, arba jau padarėm, kad jisai, pakritikuotų kažką. Aš galiu parodyti iškart, žinokit, čia daugybė jų pridaryta. Dėl pirmo punkto aš norėčiau dar paklausti, bet tuoj palaukit. Your projects... Tavo vaizdelis... Jūsų vaizdas pastrigęs, jo, gerai. Pabandykit išsijungti kamerą savo. Tai yra mano? Tavo. Palaukit. Gal balsą girdim gerai, bet vaizdas... Šit video. Visiškai nėra nieko. Palauk. Pamajok ranką. Dabar gerai. Super, gerai, judam. Gerai. Dabar gyva. Gyva? Palaukit. Ieškau short videos, team projects. Sakykim. Va, žiūrėkit, sakykim, matot? Galiu parodyti. Čia yra anglų kalba padaryta. Žinokit, dar nematom, kažkaip neužsikrovė. Kažkas pastrigo gal. Gal pastrigo. Bandykit dar kartelį. Palaukit.
Šia. Nu, va, tokio tipo darom. Nerodo. Kažkas tai ne. Nerodo. Palaukit, gal užjungsiu kamerą dabar. Ar rodot? Ir tavęs nemato. Tai gal manęs nebūtina matyti. Nebūtina, gerai. Nebūtina. Ne, bet nematom ir jūsų vaizdelio. Matom jūsų ekraną. Matom, kad dalinatės, bet juoda viskas. Bet keista. Nu, dar kartą pabandom. Arba galiu į Messengerį gal. Tiesiog. Domatai, Įmeskite man į Messengerį, į Facebooką. Va tiesiog padarysiu nuotrauką. Čia yra anglų kalba padaryta. Aha. Save to camera roll. Not now. Send. Va. Čia yra toks sąlyginai paprastas tas baneris. Aha. Tokio tipo labai. Jo, kažką. Ai, Aš gavau. Aš matau telefonę savo. Iš esmės visai neblogai, nes pakankamai aiški informacija esminė. Man biški dar perkrauta, aš dar biški mažiau ten tų pinigėlių visokių, čia dar kažko, tai nereikia ten jais apkrauti tų vaizdų visų, nes atsiminkit, žmogus skrolina tokiu greičiu, tai kuo daugiau ten objektų yra visokių, tuo daugiau šansų, kad jis nepamatys. Tai šiais laikais kuo mažiau, tuo geriau reiškia, ypač tuose pardaviminiuose baneriuose. Bet iš esmės tai visai nebloga pradžia, visai galima kažką su tuo darbuotis. Ok, supratau. Jūs sakėte, kad man reikėtų paruošti events formos užpildymus, straipsnius ir banerius. Ok, kiek banerių, pradėsiu nuo apačios, kiek banerių man reikėtų? Išjunkit dalinimąsi, nes aš dabar jūsų nematau visai. Aha, supratau. Aha, super, gerai, grįžom. Kokius 5 skirtingus variantus bent jau pasiruoškit. Tai dar juos galėsim apžiūrėti, trupučiuką pasikritikuosim. Gerai, straipsnius irgi gal 5 kokius. Gerai, Pradžiai, gerai. Pamatysit paskui principus, tai galėsit paskui ten darbuotis toliau savarankiškai. Jo. Be abejo. Dėl events formos užpildymų, kas tai yra? Žiūrėkit, dar kartą, palauk, dabar negali dalintis, toj sekundę parodysiu pas save. Ta prasme, tipo anketos, ar tai būtų events formos užpildymai? Sekundėlę. Parodysiu pas save, kaip tai turi atrodyti. Surandu ir pasidalinsiu. Čia labiau visko, tai mokymai. Taip. Žiūrėkit, dabar čia yra mano pikselis, matome irgi grafikėlį, bet matot čia pačioje, koks didelis sąrašas yra eventų. Supratau. Tai pas jūs yra tik tai page view ir ten dar kažkoks tai buvo, ir view content, man atrodo, šitie du tik tai. O pas mane, žiūrėkit, add to cart, 1 minutė praleista, initiate, checkout, purchase ir taip toliau ir panašiai. Tai pas jūs ten add to cart ir purchase nebus, kadangi pas jūs nėra elektroninės komercijos sudėta, bet pas jūs turėtų atsirasti tokios 2 eilutės. Viena eilutė, čia jau jūsų pačių bus sugalvotas pavadinimas. Ten, nežinau, vadinsis mygtukas registruotis, o kitas pavadinsis užpildyta forma. Šitos pavadinimus jūsų programuotojas parašys pats. Jūs jam juos pasakysit ir jisai juos parašys ir toksai, va čia taip kaip pas mane yra 1 minutė, tai čia yra mūsų ne? Čia nėra standartinis sisteminis kažkoks tai konversija, čia yra mūsų pačių parašyta, aš čia galiu parašyti bet kokį žodį. Tai tuomet, kada jūsų programuotojas sutvarkys Conversion API, ir Conversion API žinos, kad jūsų esminės konversijos yra mygtuko paspaudimas registruotis ir formos užpildymas, tada šitą informaciją pas jūs atsiras ir va čia ir bus skaitliukas, kiek kartų buvo šitas veiksmas atliktas.
Tai šitos dalykus jūs turėsit, mes tada galėsim kurti kietas kampanijas. Sakykite, o gerai, jeigu mes susitiksim po savaitės, mes šitų duomenų neturėsim, kadangi tai būtų per anksti, aš galėčiau Jums, pakalbėti su mūsų. mes galim, žiūrėkit, formą užpildyti, aš galiu užpildyti formą, ne, jūs 2000 nenuskaičiuosit nuo manęs, aš tiesiog užpildysiu formą ir viskas. Ir mums yra svarbiausia, kad tas skaitliukas prasisuktų, kad ten būtų ne 0, o būtų 1, 2 arba 3. Ir to užteks. Mes jau galėsime kurti kampanijas. Ir tada jis jau galės pradėti ant to po trupučiuką mokytis. Gerai, supratau. Gerai. Nu tai ką, priėjom prie pabaigos, man atrodo, kad jau yra 16 minučių po 9 Lietuvoje. Pas man 9, pas jūs daugiau turbūt, ar mažiau, net nežinau, nebeatsimenu, į kurią pusę pas jūs. Pas mus dar 7. Ai, Nu, gerai, Domantai, tai ačiū Jums labai už jūsų patarimus, už jūsų laiką. Nu ką, man tiesiog dabar reikia su mūsų programuotojus susisiekti, pasistengti įtraukti tos APIs skirtingų veiksmų, kaip ir sakėme, registracijos ir mūsų svetainės apsilankymo. Nu ir ką, parašiau straipsnius, parašiau banerius ir, nežinau, man laiko reikia šitam. Ir tai kaip pasidarysit, tada ir susiskambinam. Tai jūs dabar galim nesitarti ten to laiko. Jeigu jums su programuotoju nesiseks susikalbėtis, nesupras, ko jūs norite iš jo, tai surašykit mus ar ten sudėkite vieną chatą, aš greičiau jam paaiškinsiu, jeigu kartais nesiseks jums. Gerai, ačiū. Domantai, dabar sąskaitėlį išrašysit, sakysim, po šito, ar po kito jūsų pagalbos, sakysim, kaip jums geriau, kaip jūs norite? Gal dabar, kad jeigu kartais netyčia jums užsitęstų, kad paskui neliktumėm skolingi. Viskas gerai. Tai, sakykit, turit mūsų duomenės, ar mums atsiųsti jums? Neturim, atsiųskite. Renata, galėsi? Tu turi e-mailą ten ar dar kažką? Tavo banko duomenų, tai aš neturiu. Ne, tai aš išrašinėsiu sąskaitą kažkokią įmonėje turbūt, ne? Ar ne? Jo, geriausia būtų sąskaitą. Tai man įmonės reikia rekvizitorių viskas. Tai man atrodo jūsų Eglė, sekretorė, viską turi, kadangi mes jau... Nesvarbu, tai gerai, pakartotinai. Atsiųskite, jeigu nesunku, pakartokit, nes nežinau, ar žinai, ten susigaudys, apie ką mes čia kalbame. Jūsų elektroninį paštą atsiųsti? Taip, ar tu žinai, nes aš Domantą nežinau elektroninį paštą. Tuoj pat parašau, Domantas. Gerai, tai aš pasidalinsiu tada. Admin.lt. Mano toks paprastas. Turim tą. Gerai. Tai gerai, atsiųsim rekvizitus, gal ne iškart, nes aš Ispanijoje šeštadienį grįžtu, tai ten sekmadienį gal tada. Be problem, viskas tinka, viskas tvarko. Gerai, Domantai, ačiū. Atleiskit, kad sutrukdėm jūsų, ačiū už pagalbą. Darbas, viskas tvarko. Važiuoja ten kažkur tai ilsėtis ar gyventi, nežinau, mes čia... Oi, žinokit, aš mokymus rytoj vesiu, tai ne ilsėtis atvažiavau. Aš visą dieną reklamos paleidimą mokysiu Druskininkų turizmo verslą. Aš galvoju, gal pailsėti ten su šeima, ten dar... Ne. Gal tėvai gyvena ten? Ne, aš jau kilsiuosi, tai žinokit, aš ribas jau nusibrėžiau, jau pakankamai senas, kad ribas nusibrėžiau ir sakyčiau, aš negaliu, nenoriu ir nedarysiu nieko. Viskas tvarkoja. Supratau. Gerai, tai jums gražios dienos rytoj ir ačiū už pagalbą. Dėkui jums irgi. Gerą vakarą. Palaikom ryšį. Iki malonaus. Iki malonaus.